Sveiki, su jumis Žynas Paulius. Žynas Paulius. Na ir žinot, šiandien žaidžiam vėl naują Roblox žaidimą. Na, kokį aš parinkau, kokį radau. Na ir šiandien žaidimą parinkau Conquer the World. Tai toks žaidimas, kai valdai valstybę, yra galim daug visokių mapų. Tai yra žaidimas, net patys kūrėjai teigia, kad tai yra žaidimas susijęs su Hearts of Iron 4, kuris yra ant Steam'o. Na, aš šitą žaidimą esu ne vieną kartą žaidęs ir man yra neblogai sekęs. Na, tiesiog. Šiandien mano iššūkis yra išgyventi už Prancūziją. Taip, mano iššūkis išgyventi už Prancūziją. Neįsivaizduoju, kaip tai bus. Ar bus sunku, ar bus kaip tik lengva. Na va, bandau sąjungininkai. Su manim ispanai. O vokiečiai nesutiko. Vokiečiai nesutiko, tai yra jų pirmoji problema. Vokietija nenori palaikyti, tikiuosi italai, jeigu italai nesutari. Labai taip panašu lyg į antrą pasaulinį. Dar jeigu vokiečiai su japonais būtų, tai čia būtų žiauru. Jau. Tai jeigu esate žaidę šį žaidimą, komentuokite komentarus, man tikrai bus labai įdomu sužinoti, ką jūs žaidžia dažniausiai. Na va, ir pirmasis taikinys. Belgija buvo nušluota nuo žemės paviršiaus. Aš nepropaganduoju karo. Aš už taiką, bet čia toks simuliatorius. Aš nenoriu, kad kažkas įsižeistų. Na, bet taip yra. Na, va, mato. Čia tiesiog negaliu. Ir italai yra va demokratai. Aš juos ir vokiečiai demokratai. Jie pagal mane fašistai kažkokie. Ne, aš negaliu. Jie tiesiog kariaut. Aš galvoju, gal Jungtiniai Karalystiai padėti kariauti. Na, nežinau, čia toks jau nelabai. Čia kaip išdavystė. Aš tikrai tada tapčiau didelis taikinys tiek italams, tiek vokiečiams. O Jungtinė Karalystė turbūt man nelabai padėtų kare. Tai va, žiūrėkim į rytinę. Va, matot. Va, ką daryt. Matot, dabar jau matot. Matot, jau siūlo išduoti Ispaniją, bet aš Ispanijos neišduosiu. Tai buvo mano pirmoji sąjungininkė, tai aš jos ir neišduosiu. Kas pagal mane atrodo, italai ir ispanai tikrai atakuos mane. Čia tai jau yra. Čia tiesiog taip negali būti, kad taip nebus. Čia aišku, tai bus. Bet tikiuosi, kad bus viskas gerai. Sutarsim kažkaip. Bet man rodos vokiečiai norės mane nušluoti nuo žemės paviršius. Tai va. Matote, Londonas siunčia savo karius siunčia fašistus, demokratus. Ispanai po kol kas labai neblogai, jam labai neblogai sekas. Tai ką aš galiu pasakyti, tai mano požiūris. Va, matot visą. Rusija. Rusija yra gigantik ir labai galinga. Pagal viską, jeigu dar būtų Rusija kare, aš ir Jungtinė Karalystė, aš galvoju, gal net pavyktų sunaikinti sąjungininkės. Tai yra, matot,
prieš Ispaniją kovoja net 3 valstybės. Dabar tik gailiuosi, kad nesutikau. Oi, blogai, labai blogai. Negaliu, aš čia negaliu. Tiesiog neturiu žodžių. Bet aš taip norėčiau įsiveržti į Ispaniją. O, žiūrėkime, galiu antrą lygio ginklavimą įsigaminti. Gerai, darome tiesiog karius. O, Dieve Marija, čia pusę paliekam. Iranas, Pakistanas. Nu, tiesiog žiauru. Tikrai. Tokie japonai žiūri, tokie nieko nesuprančia. Bombarduoja iš visų pusių tą Ispaniją. Taip. Žinai, kas skaičiausia. Baltarusija gyvena. Bet tai kaip Lietuva gyvena? Lietuva, tėvynė mūsų. Galimai. Na, aš šitą žaidimą filmuosiu ir kitam video. Ir galimai aš kitam video būsiu už Lietuvą, aš valdysiu Lietuvą. Taip, aš valdysiu Lietuvą. Nu va, ką tik matėt jau, man labai neką žinia. Mane bombarduos vokiečiai. Viskas, aš nieko nežinau. Čia jau galimai jų pralošimas. Čia taip blogai. Palauk. Upė. Palauk. Kas yra keisčiausia? Šita valstybė, tiesiog neaiškinsiu, jau ištariu, bet. Kas yra keisčiausia? Aš galiu nugalėti Vokietiją. Galimai, nežinau, bet galimai aš galiu nugalėti Vokietiją. Lietuvą nušlavinau konį. Va, žiūrėkit. Va, matot? Siunčiam kariškius. Kariškius siunčiam. Matot? Bombarduojam Vokietiją. Tiesiog bombarduojam Vokietiją, nieko nežinau. Sekasi po kol kas labai neblogai, ką aš galiu pasakyti. Aš galvoju, kad seksis blogiau, bet labai neblogai. Jeigu aš va šitą frontą va čia perkelčiau, būtų tiesiog, nežinau kaip gerai, būtų taip gerai. Čia būtų tiesiog svajonė mano. Žiūrėkit, jeigu šitą karį čia perkeliu, čia jau labai geras fronto ženklas. Jau turbūt frontas jau eis į mano pusę. Važiuokit, bombarduojam. Nebėra kario, nebėra. Žiūrėkit, ten tankas grįžta. O ne Prancūzijos karys palūžo. Tačiau galim neliūdėti. Jo, galim dar neliūdėti, nes truputį taip, na ką galiu pasakyti, nežinau. Ar man kažkas... Matot, va, Italija. Sąjungininkė, ot kokia rūpužė. Viskas galimai, Prancūzija bus nušluota nuo žemės paviršiaus, nes aš tikrai 2 frontų net laikysiu. Na, aišku, taip galvojant, aš truputį kažkiek kariauju. Na va, matote, šluojam neblogai, oi, žinokit, čia taip negerai. Na, viskas, prancūzai buvo padalyti, tiek italam, tiek vokiečiams. Kaip matot, viskas, Prancūzija
Buvo ką tik užimta vokiečių ir dalinai padalinta su italais. Tiesiog negaliu pasakyti, ką apie Baltarusiją. Baltarusija tiesiog gigantė, Europos gigantė. Matot, jeigu man pirmas būtų padėję prieš vokiečius, būtų buvę taip gerai, būtų buvę tobulai. Ir nebūtume nušlavę tą Vokietiją. Bet tai aišku, mato, Turkija dar prieš Baltarusiją, dabar italai prieš Baltarusiją. Tiesiog Rusija galimai kariauja su Iranu. Taip turbūt ir yra. Taip ir yra. Pakistanas yra gigantas. Mongolai, ne čia kiniečiai su mongolais. Amerika tiesiog JAV užaugo nežinau iki kokių, bet Europai viena. Bet aš nesuprantu, kaip ispanai vis kariauja. Ispanai tiesiog kariauja. Jie tiesiog atlaiko, palauk. Žiūrėkit. Bet kaip jie atlaiko tokį spaudimą, aš nesuprantu. Tai kokie jie turi būti, nežinau, ant tokio stiprumo, kad jie atlaikytų visą. Taip, jie tiesiog, reiškia, yra kažkokie monstrai. Ispanija. Matote? Opa. Dėl taikos. Ne, taip. Ne, ką čia reikaliu. Žiūrėkim. Mato. Baltarusija kovoja be mane su vokiečiais, italais ir turkais. Matot. Sąjungininkai, aš sakau, jie triesio sąjungininkai triuškina didžiausias ir galingiausias Europos valstybės. Na ir va. Turkai užėmė Minską ir Baltarusija klupo ant savo pradinės dalies iki nieko. Vilnius priklauso Turkijai, Palanga irgi. Masa tiesiog kurortas. Čia tiesiog turkai gali. Tiesiog, o čia prie šitos jūros, ant Kimarinsa. Kai šalta, tiesiog pervarai į Baltį. Ne, žiūrėkit, nebe. Dabar vokiečiai. Nacijai, jakami. Čia tiesiog antrasis pasaulinis karas kažkoks. Vilnius priklauso vokiečiams. Tiesiog neaišku, pavyzdžiui, tada. Tiesiog. Vokiečiai užaugo iki, nežinau kokio. Italai viską gyvena, čia labai keista. Turkai pirmą kartą matau. Turkai net padeda. Ne. Rusai tiesiog bombarduoja, nežinau, ką jie ten bombarduoja. Bombarduoja mane ir Iraną. Šiaip Iranas pakol kas atlaiko. Labai keista. Iranas net sudarė taiką su manim kad. Bandysiu, Pakistanas. Tiesiog visas pasaulis prieš mane. Tiesiog. Tai toks šiandien video išėjo. Su jumis buvo Grinas Obuolis. Ne Grynas Obuolis, bet Grinas Obuolis. Tai va. Šiandien buvau su jumis. Dar viena žinia. Kai bus 100 peržiūrų, tada bus streamas, per kurį galėsit siūlyti, ką man žaisti, ne vien Roblox žaidimus. Tai va, su jumis buvo Grinas Obuolis, prenumeruokite mano kanalą ir tai viso gero.